Tai Grenlandija, didžiausia pasaulio sala, kurios 80% teritorijos dengia ledas, vietomis siekiantis netgi 3 km storiai. Jei visas Grenlandijos ledas ištirptų, pasaulinis jūros lygis pakiltų apie 7 metrus. Tad kodėl jinai vadinama Grenlandija žalioji sala? Na pasiruoškite, nes tai viena sėkmingiausių visų laikų marketingo aferų. Pirma dalis – pirmieji gyventojai. Prieš 1000 metų čia gyveno įvairios inuitų kultūros, pavyzdžiui, Dorseto kultūra. Dorsetai į Grenlandiją pateko kirtę Neirso sąsiaurį. Tai siauras vandens ruožas tarp Kanados Elsyros salos ir šiaurės vakarų Grenlandijos. Žiemą šitas sąsiauris užšąla, tad jie tiesiog perėjo ledu. Jie žvejojo, medžiojo ruonius ir galvojo, oho, čia šaltoka, bet bent jau niekas mūsų netrukdo. Bet tada pasirodė Erikas Rudasis. Erikas turėjo gana rimtų problemų su pykčio valdymu. Jį išmetė iš Norvegijos už nužudymą. Jis išplaukė į Islandiją, bet ten irgi, vėl kažką nužudė. Islandai pasakė, Erikai, tu oficialiai peržiūrus net ir patiems vikingams, 3 metams neždinkis iš čia. Tada Erikas išplaukė į vakarus ir rado milžinišką ledo gabalą. Jisai suprato, jei pavadinsiu tai ledo šalimi 2.0, niekas čia nesikels. Pavadinsiu tai Grenlandija, žaliąja žeme. Tuo metu pietinė Grenlandija dėl šiltesnio klimato iš tiesų buvo šiek tiek žalesnė nei šiandieną. Bet pavadinimas vis tiek buvo grynas melas, siekiantis pritraukti naujakurių. Tai suveikė, vikingai atplaukė, įkūrė fermas ir apie 400 metų gyveno iš banginių ūsų ir vėplių ilčių, kurios Europoje buvo vertinamas labiau už auksą. Bet tada atėjo mažasis ledynmetis ir pasidarė tikrai labai šalta. Vikingai tiesiog išnyko. Paskutinis rašytinis liudijimas apie juos yra 1408 metais įvykusios vestuvės, po to tyla. Galbūt jie išmirė iš bado, galbūt juos išstūmė ištverme pasižymėję inuitai, o galbūt jie tiesiog pavargo valgyti ruonius, nes jų skrandžiuose mokslininkai rado būtent šio raciono pėdsakų. Antra dalis – Danija įžengė į žaidimą. Kelis šimtus metų Europa apie Grenlandiją buvo pamiršusi, bet tada susijungusias į vieną vienetą Danija ir Norvegija prisiminė, ar kartais mes tenas neturėjome mokesčių mokėtojų. 1721 metais į Grenlandiją išsiunčiamas misionierius Hansas Egele. Jis ieškojo vikingų palikuonių, kad juos paverstų protestantais. Užuot radęs raumeningus vyrus su raguotais šalmais, kurie beje vikingų šalmų niekada nenešiojo, jisai rado inuitus. Sveiki, kur dingo visi aukšti blondinai? Mes neturime jokio supratimo, bet ar nori paragauti kiviuak? Tai ruonio oda sukišti ir po akmeniu fermentuoti paukščiai, Grenlandijos delikatesas. Nors vikingų nerado, Danija pasakė, tiek to, sala dabar yra mūsų. Ir taip Grenlandija tapo Danijos kolonija. Trečia dalis – Antrasis pasaulinis karas, kai viskas pasidarė keista. 1940-ieji nacistinė Vokietija okupuoja Daniją. Grenlandija lieka viena. O ne, kas mus dabar maitins? Bet tada pasirodė dėdė Semas. Jungtinės valstijos suprato, kad kas valdo Grenlandiją, tas valdo Šiaurės Atlantą. Mažiuk, tau reikia apsaugos? Aš čia visai galėčiau pastatyti bazes, o tu man tiesiog leistum stebėti debesis? Sutarta. Po karo Jungtinėms valstijoms tai patiko šita vieta, kad prezidentas Trumanas pasiūlė Danijai $100 milijonų auksų. Tačiau Danija pasakė ne. Po 70 metų Donaldas Trumpas vėl bandys tai padaryti. Atsakymas liko toks pat – Grenlandija neparduodama. Bet ačiū už dėmesį. Šaltojo karo metu Jungtinės valstijos vykdė projektą Ice Worm – ledo kirmėlė.
Jie bandė po ledu paslėpti branduolinės raketas, pastatė ištisą požeminį miestą. Tačiau projektas žlugo, nes, ledai juda ir traiško viską savo kelyje. Kelias į laisvę, beveik. Po karo grenlandiečiai pasakė: žinote, mums nelabai patinka būti kolonija. Tačiau Danija, norėdama būti moderni, 1953 metais paskelbė salą savo provinciją. 1979 metais gauta savivalda. 1985 metais Grenlandija tapo pirmąją teritoriją, kuri savo noru paliko Europos Sąjungą, nes jiems paprasčiausiai nepatiko taisyklės dėl žvejybos. 2009 metais gauta išplėtinė savivalda. Dabar Grenlandija turi savo parlamentą, savo vėliavą ir savo kalbą, kurie vienas žodis gali atstoti visą sakinį. Pavyzdžiui, aš net nebandysiu atkartoti. Nors išvertus į lietuvių kalbą šitas žodis ir reiškia: aš visada apsimetu, kad žinau. Šiandieną Grenlandija yra vieta, kurioje sprendžiasi planetos ateitis. Po tirpstančių ledų slepiasi milžiniški kiekiai naftos, dujų ir retųjų žemės metalų, be kurių jūsų išmanusis telefonas tiesiog neveiktų. Kinija nori ten statyti oro uostus, Jungtinės valstijos vėl atidaryti konsulatus, o Rusija stebi laivybos kelius. Tai yra tarytum paskutinis picos gabalėlis vakarėlyje, dėl kurio visi pradeda pyktis. Ar Grenlandija taps visiškai nepriklausoma? Galbūt. Bet kol kas jie mėgaujasi savo statusu, per dideli, kad būtų ignoruojami, per šalti, kad būtų užkariauti, ir per daug užsispyrę, kad būtų parduoti. Ir tai yra Grenlandijos istorija. Norite daugiau panašaus turinio? Nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo. Ar išdrįstumėte paragauti pūdyto paukščio? Savo nuomonę galite palikti komentarų skiltyje. O dabar ačiū, kad žiūrėjote, ir iki susitikimo kitame įdomiausios dokumentikos video. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.